Kad ir kiek svečią maitintum, jis vis vien prisigers. Buvo su vilku kažkada, ar ne? Aha. Ai, šitas vienas neblogas. Dabar apie naftos kainas krentančias ir labai pigų benziną Rusijoje. Aišku, Rusai dėl to netenka daug lėšų į biudžetą, čia yra kitas klausimas. Sako, žinokit, dabar tokios kainos benzino Rusijoje juokingai žemos, kad man primena 94 metus, kai mano tėvui, sako, Žiguliams sugedo starteris, tai dėl benzino pigumo jūs net mašinos neužgesindavo. Geras. Be apie Žigulės dar turiu vieną. Pasakok. Kad ir kur be važiuotum su savo Žiguliuku, aplinkiniai vis tiek visada galvos, kad tu važiuoji į sodą. Hipsteriai mėgsta Žiguliukus. Gerbimiai hipsteriai vis tiek atrodo, kad jūs važiuojate skinti obuolių arba ravėti morkų. Šokdynė yra labai geras dalykas, norint numesti svorio. Ypatingai patiriama su ją mušti tuos, kurie lenda į šalituvą dar paėsti. Taip. Dar gerulis. Gera mama leis aplaižyti kremą nuo mikserio. Puiki mama prieš tai jį išjungs. Super. Taip, priminėja moterį darbą. Darbdavys sako, aš nematau grafo, sako, kiek jums metų yra? Ta tokia, žinai, koketiškai. Man arčiau 30 nei 20. Nu, klausykit, jeigu galima tiksliai, čia nereikia. 5. Okay. Vienas toks žiauresnis, juodesnis, bet tokių kartais reikia. Vyras, skaitydamas oro gaiviklio sudėtį prekybos centre, iš įpročio pradėjo tuštintis. Šitas geras. Levačkė. Nerealiai. Taip, šit vienas. Oi, ne, čia kvapiklis. Oi. Vyrui žmona sako, nu ir kas taip lankstosi drabužius? Pasakė žmona, iš naujo perlankstydama vyro parašiutininko parašiutą. Taip, kad būtų tvarkinga, ne? Taip. Pamačiau žmonos lentynoje šampūną parašytą jėga ir ilgumas. Aišku, tai mažai tikėtina, bet dėl viso ko nusiprausiau 2 kartus. Apie britų mokslininkus žinom daug, dabar apie rusų mokslininkus. Rusų mokslininkai, kad ir kiek besistengtų sukurti vaistus nuo ebolos, geriau nei langų valiklis jiems tiek neišeina. Kažkas tipo. Taip. Apie numerį 112. Vakar numerį 112 pasiekė nerimą keliantis signalas. Budėtojai sunerimo, todėl ragelių nekėlė.